Savaitgalį Klaipėdos rajone Lietuvos socialdemokratų partija susirinko į sąskrydį. Jis prasidėjo prezidiumo ir tarybos darbu. Partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius pranešė, kad iš Londone gyvenančių lietuvių gautas pageidavimas Londone įkurti partijos skyrių. Galiu pasakyti, kad mes gavom pageidavimą iš lietuvių, kurie yra išvykę į Londoną ir jie grįžta kai kada į Lietuvą ir buvo susitikę su kai kurių mūsų partijų vadovais ir apie tai kalbėjo. Ir išreiškė norą, kad jie norėtų įsteigti skyrių Londone, o po to gal netgi ir kai kurie Airijoje. Ir pagal mūsų statutą leidžiama partijos tarybai pritart tokiai iniciatyvai ir tiesiog mes pasiūlysim, kad jie galėtų pradėti organizuoti tokį darbą ir kviesti ypač ten, kiek žinom, yra jaunų žmonių, kad atsirastų Londone mūsų partijos atskiras skyrius. Taip pat svarstytas pareiškimas suvienyti kairiąsias politinės jėgas. Pasak socialdemokratų partijos pirmininko ir partijos bičiulių, tai daryti būtina, kad augtų rinkėjų pasitikėjimas. Žmonės dažnai išreiškia mintis, kad per daug partijų yra. Aš manau, ir Lietuvoje šita yra aktuali problema ir mes manom, kad artimiausiuose rinkimuose tiek savivaldybių, tiek Seimo, tiek gal Europarlamentų būsimuose rinkimuose partijų skaičius jau bus daug mažesnis, nes apie tai viešai yra pareiškę žmonės. Ir aš manau, kad mūsų kaip socialdemokratų partija, kuri turi senas tradicijas, turi ideologiją, turi savo vertybės ir yra didžiausia partija Lietuvoje, kai tik šiandien mūsų tarybos posėdėje paviešino pareiškimą, kviesdama apsijungti kairiąsias partijas prie mūsų partijos ir taip pat mes manom, kad toks apsijungimas bus sveikintinas visuomenės. Pasak socialdemokratų, jungtis po vieną ideologijos vėliavą turėtų kažkada puikiai sutarusios, o dabar atsiskyrusios politinės jėgos. Bus socialdemokratų sąjunga, kurie atskilo kažkada nuo socialdemokratų partijos. Po to teko kalbėtis ir jau su Fronto partijos kai kuriais atstovais, tie, kurie yra vadovybėje. Taip pat kalbėjome su pilietinės demokratijos vadovu ir kai kurių jų skyrių pirmininkais. Seimo narys Andrius Šedžius sako, kad toks sprendimas būtinas. Susivienijus būtų pasiekta geresnių darbo rezultatų. Reikia užkasti nesantaikos kirvį tarp kairiųjų politinių jėgų ir tiesiog diskusijų, bendro dialogo metu surasti tą aukso vidurį, susivienyti ir kadangi mūsų ideologija yra vis dėlto ta pati, tai dirbti bendram labui ir įrodyti tiek žmonėms, tiek dešiniosiams jėgoms, kad mes esam solidarūs. Sąskrydyje buvo ir daug linksmybių, nuo padėkų netrukus išvyksiantiems europarlamentarams iki emocingų varžybų paplūdimyje, krepšinio aikštelėje bei kitose sporto rungtyse. Man labiausiai džiugina geros nuotaikos, gerai nusiteikę mūsų partijos bičiuliai ir ko gero pats toks labiausiai pažymėtinas dalykas būtų, kad tikrai susirinko gausus bičiulių būrys, nežiūrinti tai, kad yra tokia sunki sudėtinga situacija ir kuomet žmonės lyg ir turėtų taupyti, bet matom, kad žmonėm negaila lėšų būtent susiburti, atvažiuoti į tą mūsų gražią šventę kasmetinę. Sąskrydis vyko Giruliuose, puikiai įrengtoje stovyklavietėje ant jūros kranto. Venezuela!